Hello. Die number 2. Ką, išaušo rytas. Sumontavau filmuką. Papusryčiavom. Ir ką, vėl imtis darbų. Greitai. Vlembaška, kai iš Norvegijos grįžau, tai dar sūnus savaitę sirgo, tai mašinos taip ir neįsikraučiau bagažinės. Tai dabar visą bagažinę reikės įsimti. Visą tą chlamą nereikalingą realiai. Nes kažkur dugne yra kablys. Net nėra kablio uždėta. O reikia jau pliumpį tempti. Tai žodžiu, varau užsikraustyt bagažinę, susirist kablį, varom pasiskolinsim priekabą, kraunam pliumpį ir vežam taisyti. Kaip pažiūrėt, ar pliumpio niekas nepavogė. O, atsiplovė tai visai kaip naujas atrodo, beveik. Va, kaip gražiai atsiplovė. Vis dėlto visi tie žali nusiplovė. Langai atsiplovė. Reikia gal biškį daryti, kad prapūstų, nes užrasavę. Reikės važiuoti į garažą. Nu va, prašau, kaip atsiplovė. Šitas reikės išimti, užglušinti. Njom. Gerai. Bre. Jau pabiškai mašiną krausiuosi. Kasuosi iki kablių. Ką, kablys yra. Priekaba yra. Traukiam povežas. Ir varom į vidų. Prisitampom. Geras, sunkus jisai. Bet toks apardytas biški. Tai jo. Ir viskas į kelią. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway. Nu ką, pliumpis pakrautas. Prisiveržėm, tvarkėm. Važiuosim. Iksas turės ką veikt biškį. Viskas. Atvarėm traktorenzą. Gaila, bet biškių truks ilgiau negu tikėjausi, nes žmogus pats dabar savo irgi dar vieną traktorių nusipirko, tai sakė, reikės taisyti. Biškių užims laiko. Bet gal pats stengsiuos būti čia, gal kažką prikipsiu, kad viskas vyktų šiek tiek greičiau. Nes nesinori labai blogų rūsų susilaukti žiemą. Važiuosiu žiemą, jeigu ką darysi. Pirštinės kepurė, megztinį ir į kelią. Tai va, žodžiu, gerai. Varau, atvežėm žodžiu, palieku, važiuoju iki namų pas mamą, nusiplauti rankas. Su šviuku kartu atvažiavimo, šviukas padeda. Nusiplauti rankas ir tada atgal parvarom priekabą pas šviuką, čia 5 kilų, važiuot man. Ir pasiėmu sūnų ir važiuojam pas mano mamą, pas Gusto močiutę. Tada praleisim kelias dienas. Ai, dar iškart pro Tauragę lėksiu. Iškart supirksiu priekinę važiuoklę, visas detalės. Ir taip toliau. Nuvežiau traktorių, viskas kaip ir gerai, reikalai juda į priekį, bet skambinam į vieną parduotuvę,
Jo, sako, turim tų detalių, vaježo. Sakom, priekinės važiuoklės detalių reikia. Sako, nu, žinokit, kad neturime. Ok. Šokam į mašiną, važiuojam, vis tiek reikia važiuoti čia pro Tauragę. Tauragė. Litagra, didelė parduotuvė. Jo, turim. Nueina, ne, žinokit, nieko neturim. Tai nuėjom, kad 5 detalės padėtas, dantračiai kažkeli ir... Žodžiu, yra reikalų. Bent iš 2 parduotuvių, tai... Nieko, sakė, lyg tai Kaune kažką turi, ten tas iš Litagros. Arba dar reikia ieškoti kažkur internete, mačiau, buvo tų detalės. Ar dėvėtos, ar nedėvėtos, nežinau, kaip čia dabar jau reikėjo žiūrėti, sutvarkyti, bet naujų nėra, bet jeigu dar ir buvo ten traukia, tai viena 7 eurų, kažkoks kitas pavadinimu 6 eurų, tai... Įdomiai, nu žodžiu. Ką parvežiau ošviuką, ošviukas daug padėjo, ačiū jam labai, respect, ar ne? Žodžiu, pravažiavom 1, 2, 3, 5 parduotuvės, niekur nėra detalių. Tai dabar dar skambinau į Šilutę, tai Šilutėj kaip ir yra, tai jau buvo toks ir liūdesėlis apėmęs. Bet Šilutėj turi, tai rytoj į Šilutę susiperku detalės, bent jau priekinės važiuoklės, nes jų jau nelabai buvo, bet dar skambinau čia, žodžiu... Ir pasakyk, kad pliumpį nuvežai. Pats pasakyk. Ne, tu. Gerai. Ir pliumpį nuvežėm taisyti, bet žinau, aš jau sakiau, rodžiau visiems. Jo. Nu. Tai dar ką norėjau pasakyti, kad dar draugelis pažiūrėjo, sako, kai anksčiau dirbdavo ten tokioj bendroviai, tai sakė, daug jų būdavo pristatyta, tai sako, pasiskambink tenai, sako, gal bus dar detalių, bet pasiskambinau per kitą žmogų, tai sakė, pažiūrės, bet sakė, greičiausiai, kai sandėlį atsarginių dalių griovė, sakė, tai tikriausiai ar pirikūbė atvažiavo, viską nupirko, ar į metalą, nu žodžiu, bet greičiausiai, kad nieko ten nebebus. Nu, bet tikėkimės, kad surinksiu, jau automatiškai viskas nusitęsė, nes kaip ir tas mechanikas nuvažiuoja, sako, detalių pilna. Aš ir pats taip galvoju, ir visi, ošviukas galvoja, visi taip galvoja. Kažkaip net nesitikėjom, nuvažiavom, ne, nėra. Tai automatiškai viskas nusitempinėja į blogesnėje orų pusę, bet nieko nepadarys. Dar daugiau iššūkių bus, kai šalta bus. O ne? Nu, žodžiu, ką, važiuojam. Užsuksiu dar pas tą žmogeliuką, kuris taisys man traktoriuką, pliumpiuką, ne? Ir papasakosiu visą situaciją, rytoj iš ryto į Šilutę. Ir viskas. Bent jau tada bent kažkiek apkamšyti. Nes norėjau viską pasidaryti idealiai, kad būtų visiškai visiškai atrestauruotas. Vairuoju. Bet tikriausiai, kad taip nesigaus. O jeigu ir gausis, o jeigu ir gausis, tai labai laiko užims. Nu, bet nieko nepadarys. Taip jau būna, ar ne? Tai va, ką lėkiam į kaimą, pas močiutę Aldutę, jo? Jo, ir Gizą. Ir žiūrėsim. O dabar prasideda šokiai, jo? Jo. Labą rytą. Trečia diena. Taisimas dar neprasidėjo, tai šiandien, kaip ir vakar minėjau, tai lėkiam į Šilutę. Ja? Lėkiam į Šilutę ir žiūrėsim, tikėsimės, kad ten bus detalių. O jeigu nebus, bet turėtų jau ten būti, jau ten jau kaip ir. Bet tikiuosi, kad visas gausiu. Ir tada dar vienas didelis reikalas bus iškilęs dėl vairo stiprintuvo.
Tai kiek ieškojau internete, tai dėvėtų nėra. Beveik, nu net nebeveik, nežinau, nei vieno realiai neradau, nes visi, kurie ardomi, tie traktorenzai, tai yra su mechaniniu vairu, ne su hidrauliniu, nu, be stiprintuvo. Tai nežinau, kažkokią vieną parduotuvę radau, tai reikės gal skambintis tenais. Vienas tai super, kažkur buvau užžadęs, bet dabar neberadau, tai 450 eurų, tai čia jau ne. Bet dar vienas bičias sakė, kad eina kažkaip perdaryti vietoj stiprintuvo, kažkaip kitaip eina perdaryti. Tai reikės skambinti, klausti tikriausiai, kaip ten galima perdaryti. Ir ką tvarkyti. Nes ten tas, kur taisys, tai sakė, nežino, sako, gal 2 savaitės. Nu, kaip dalias pristatinėsiu, aišku, bet jis dabar savo traktorių nusipirko, tai savo traktorių norės taisyti, tai gal aš prikipsiu biškį padėsiu. Tai galimai dėl laiko stokos aš jo net nesidažysiu. Dar kartą nuplausiu ir tada važiuosiu tokiu. Nes kol dar nudažys, tai jeigu dar 2, 3, 4 gal dienos, tai jau labai viskas toli nusitęsė, ne? Galimai nedažysiu, tai daug visokių lipdukų, YouTube, ką nors aplink Lietuvą apklijuosiu ir net nesimatys, ar jis dažytas ar nedažytas. Arba reikėtų karbono aptraukti. Ne, o čia nusišneku. Tai va, varom į Šilutę, žiūrėsim, ką ten turim. Laikom palašpykas reikia laikyti, ar tos čiurkas. Čiūrus. O kamera tai gerai mato. Nu, lietučio, tai pilte pila. Sūnus netrūksta susitinka, džiauriai daužo. Bet trūksta ledų, tai čia liktumėm be kitų. O dabar vėl kokia bangelė pareina. Robotai visam pasaulyje jau. Mechanizuotas draugas. Ką varom į parduotuvę, žiūrėsim, ką gero turi. Nu va, yra šiokių tokių detalių. Bet kainos, tai šito ką iš čia reikia. Reikės įvorio. Reikės ten to už šiam 4, man taip atrodo. Ai, gal šito nereikia. Gal šitas bus gerai. Nu, žodžiu. Bet dabar žiūri viską. Žiūrėsim, ką gausim, ko negausim. Nu ką, lėkiau atgal, susipirkau detalės. Daug maž važiuoklės, ten tokius pirštus, tai biški pigiau išeis. Bet jeigu tie pirštai netinka, tada bus reikalų. Tada reikės visą traukę pirkti, traukė kainuoja 70 eurų. Tada už traukės dar vienas bus toksai, bet svarbiausia guolius gavau, tą pagrindinį pirštą. Ir dabar klausimas lieka dėl cilindro. Ir tai žodžiu, parodysiu, dabar įvarysiu išsimti cilindrą. Nusivešiu arba gausiu tą, vėl pamiršau kaip vadinas, tą plasmasę, kur laiko tepalą. Gal atsiminsiu, bet jūs žinot, vaikai visi. Tai arba tą, arba visą reikės cilindrą pirkti, tai cilindras 80 eurų. Tai nepasiėmiau, sakė, nes kažkaip sunku su grąžinimais, tai važiuoju, išsiimsiu, nusivešiu ir bus aišku. O dabar kas dar? Vairo kolonėlės neturi, vairo kolonėliai detalių tų visų gumų neturi. Tai nežinau, kažkur reikės ieškoti ir kažką galvoti. Bet jo dabar varau namo, išsiemu, persirengiu, išsiemu ir lėkiu atgal į Šilutę. Galima, kad toli važiuoti, beveik valanda kelio. Iki Šilutės pirmyn atgal. O arčiau niekas neturi. Kažkokia nebent pagėgiuose tokį cilindrą turėtų. O variantas, reikės užsuk pažiūrėti. Gal pagėgiuose bus, tada nereikės taip toli važiuoti. Aha.
Va. Išėmiau cilindrą, išėmėm tiksliau greitai. Oi, kai šis lankės. Nešu. Pažiūrėt, gal turės tokį. Žodžiu, pagėgius tai to cilindro neturi. Vis dėlto reikia važiuoti į Šilutę vėl. Bet dabar jau reikia nusipirkti iš karto į Šilutės ir tepalų, ir filtrus, tokių šaibų. Kaip čia lietuviškai būtų poveržlės. Tepalų, poveržlių, filtrus, cilindrą ir kaip ir tas bus aiškus. Ir pasirodo, ten gal jau nebe vairo kolonėlė yra, o ten yra, dabar tiksliai nepasakysiu pavadinimo, bet kas gal išmano, tas supras mane, ne dozatorius, o dozalė, ne dozatorius, bet ne dozatorius, biškai kitaip, kažkaip kitokios raidės kelios. Tai vėlgi paprastėja mano paieškos ir galbūt šiek tiek supigėja. Tikiuosi. Labai tikiuosi. Tai va. Nežinau, ką daugiau pridurti, lėkiu Šilutę. Gerai, kad ten Šilutėj turėjo tą cilindrą. Tai cilindrą keičiam. Tas cilindras gal nėra blogas, bet tas ir žmogus sako, kad, sako, ten kol visus vidurius sukeisi, ten visą kitą ir vos net tą pačią gausis ir sako, šiais laikais gero nieko negamina, tai geriau, kad būtų viskas originaliai. Tai va, sūnų palikau, mamą palikau namuose, miega pietų su sūnum. Tai dabar vienas lėkiu greitai susivežu ir dar gal, dabar lietus žiauriai dar lyja. Kaip negerai. Bet tikiuosi, kad nebelys ir bus galima pradėti biškį darbuotis. Pakeisim golius, visą kitą ir tada judėsim link ten Girgždėsio, kažkas ten prie pavarų dėžės, kažkas ten tokio. Ir tada visai bus neblogai, bus pajudėję reikalai į priekį. Tik duok dievę, kad tiktų tie šarnyrų pirštai. Tai būtų gerai tada. Tada būtų žiauriai gerai. Na va, dar vienas užėjimas. Dar daugiau prisipirkau visko. Tai ką aš galvojau pasakyti, ką nusipirkau. Tai nusipirkau tą cilindrą, gavau. Kaip gavau, jie turėjo, tai aš žinojau maždaug, kad tas, tik dėl viso mes biškį nuvažiavau pasitikrinti. Bet vis tiek reikėjo cilindro, reikėjo poveržlių, nusipirkau sėdenę, nusipirkau tepalų, nusipirkau filtrą. Tik kuro filtrą nenusipirkau, nes nežinau, koksai turėjo būti, nes dviejų tipų buvo. Tai sėdynė, filtras, tepalai, poveržlės, ten tie tokie špilkiukai. Ir dabar lygtais tiek nusipirkau. O dėl vairo mechanizmo, tai sakė, vis dėlto dozatorius. Tai sakė, greičiausiai, kad ne dozatorius. Sako, jeigu dozatorius būtų, tai sako, jis tau ir per jį neleidžia, tai tiesiog vairas sunkiai suktųsi, nebeveiktų, o ten tas dozatorius visas ir viršuj vairo, viršuj yra tokia skylutė. Ir per tą skylutę, tai sako, gal kažkokie stalinikai viršuj ar kažkas tai tokia, sako, pirmą pasižiūrėk, nes 100 eurų kainuoja, tai jo, reikės tada atsisukti ir pažiūrėti, kas ten galėtų būti. Ir paskui tada jau judėsim link to Girgždėsio kažkokio. Ir jeigu tik tais tiek, tai tada su viena ranka kamerą laikau, tai įsivaizduojam, kad trinu dvi rankas. Tai būtų good, būtų pavydėję neblogai reikalai, pukšt. Ką tada dar kartą tų atidaužau ir plaunu, tada netgi galėčiau ir dažyti. Šiandien kas trečiadienis, ne? Tai čia realiai gal greitai ir pavyktų damušti viską. Bet dabar orai gal prasidės blogiau. Šiandien lyja, tai kaip išprotėja. Jo, varau, žiūrėsiu. Parodysiu, kokią sėdynę nusipirkau. Ką, parlėkiau atgal į vietą prie
pliumpiu. Jau ratas nuimtas. Čia, jo, tai čia, čia kažkokie gal ir dedasi. Bet čia gal viskas gerai. Tai dabar reikės ratą imti. Ir šitas atsuktas jau. Gal šitų dviejų atsukti, nežinau. Tai dabar jo, šitas. O, šūdelis čia išlūžė. Negerai, o šitas yra labai brangus. Negerai. Šitas yra labai brangus. Tas pusašis vadinamas. Bet mačiau turi, bent tiek gerai. Jeigu kas, nu jo. Priekinė važiuoklė tai buvo visiškai mirus. Mirusi. Nes kaip pakrovėjas buvo, kai dirbdavo, tai ten viską ir ištaškė ir traškė. Kažkoks reikalas, guma. Nu viskas aišku. Ką, gerai, tada reikia neštis man. Reikia neštis daiktus. Ką nusipirkau? Ulialia, spėjau sėdynė netiks man. Bet reikia žiūrėti. Čia tą, kur sakiau, nulūžė, tai pasirodė ten fiksatorius. Jo, viską sudėjau, pasižiūrėjau, žmogus išvažiavęs dabar, tai reikės vakariai pasižiūrėti. Tai va, tiek naujienėlių tam kartui. Ja. Tai ką, tam kartui tiek tikriausiai šiandienai. Dar buvom lauke, biškį padirbom pas mamą kaime, tokią sumpynę nugriovėm. O apie pliumpis, ne? O apie pliumpį šį kartą tik tais tiek. Bet svarbiausia, viskas juda į priekį. Negreitai, bet juda. Tai va, gero žiūrėjimo visiems. Share, like, subscribe. Ir aplink Lietuvą.